besąlyginė ištikimybė ramybei. Kad ir kas reiškia vyksta tavo gyvenime, tu pasišventi būti ramybėje. Kad ir kaip atrodo spaudžia, kad ir kaip vilioja tos visos emocijos, įsitraukti į dramą, įsitraukti į aukos vaidmenį, vis tiek išstovėti, išlaikyti tą savo ašį ramybėje. Ir kvėpuoti į ją, kvėpuoti į ją, kvėpuoti į savo širdį, savo centrą, į savo dieviškumą, į savo dievišką kibirkštėlę, kuri niekada negali užgesti. Štai. Tokia yra kasdienė praktika, integracija. Ir viskas tam padeda, visas gyvenimas ir veda į tai. Kai mes dabar pradedame tai aiškiau matyti, ir tada galime lengviau harmonizuoti su tuo gyvenimo vedimu, kuris visą laiką veda atgal į mūsų centrą, atgal į mūsų laisvąją valią.